Taip, tai sveiki, šiandien gaminsime voveraitės ant bulvių su spirgučiais gamtoje. Ten yra Justas, aš esu Kipras, čia yra Luna. Tai pirmas dalykas, reikia išsiplauti bulves. Tai sudėme bulves į maišą. Galima geltoną, galima kitos spalvos. Čia didelio skirtumo nėra. Matot, yra bulves vidui, lietuviškos skanios. Ir taupydami vandenį įsipilam vandens į vidų. Ir taip pat paėmę taip pateliškuoja. Matot, vanduo juodėja, reiškia bulvė švarėja. Pateliškuojam. Vandenį išpilam ir kai jau matom, kad antrą kartą vandenį įpilusis pašvarėja, jau galima iš tikrųjų jau ir nebeplaut. Taip, antram žingsniui reikės bulvių, folijos, taip pat alaus. O prieš tai nepaminėjau, mūsų voveraitės jau sūdytam vandenyje. Reikia vandenį pasūdyti, nes tada smėliukas atlimpa nuo visų šitų voveryčių mažyčių įlenkimų. Va, galit pažiūrėti. Tai šitą šaunų darbą Justas padarė, užmerkė. O dabar vaina su 2 alaus nusipelnė. Tai va, bulvės suviniotas į foliją, einame kurti laužą. Laužo nėra, kitas kadras, laužas dega. Užkurti laužą gamtoje turėtų mokėti kiekvienas lietuvis, tai tam jums yra reikalingas tai šapelių, žinoma, Circle K malko už 14 eurų ir nepakeičiamas palydovas, niekada nenuviliantis yra perkūno degtukai. Perkūno degtukai, dega jūsų namai, dega kaimyno namai. Bulves dedam į laužą ir paliekam kepti tol, kol pasigamins likęs patiekalas. Tai maždaug tarp pusvalandžio ir... Čia tai neiškeps. Ir valandos. Arba galima skaičiuoti kitaip, 2-3 alaus. Nepamirštame uždėti malką, kai sukeps. Einam pjaustyt svogūną. Tai reikės 3 svogūnų. Ir šoninės. Šoninės, žinoma, pirkome Valkininkose. Važiuojant nuo Vilniaus, nedavažiavus dėdo, kuris pardavinėja briedžių ragus. Užteks. Ne visiems žinomas faktas, bet gamtoje nereikia taip plonai pjaustyti svogūnų ir šoninės, kaip yra pjaustoma namuose, nes grynas oras ir tos metano butano dujos balionėlyje sutraukia svogūnus iki norimos konsistencijos ir dydžio. Taip, tai dabar kepsime šoninę. Antras fun fact, kas nežino, jeigu neturite aliejaus, galima naudoti šoninę vietoj aliejaus. Uždedam ant dujų, atsukam ant maksimumo. Pradedam kepti, vėliau sudėsime svogūnas ir turėsime bendrą masę, kurią perkelsime į puodą ir maišysime kartu su voveraitėm. Bulvytės kepa. Dedame svogūnus. Reikia taip. Ir išmaišome šoninės taukose. Kol kepa šoninę su svogūnais, reikia pažiūrėti, kaip sekasi bulvėm. Bulviam sekasi labai gerai. Bulviam sekasi labai gerai, tai matot, yra specialistas, kuris perkelia iš tikrųjų visas didelės malkas ir sutelkė esminį karštį bulvių apačioje. Tai turbūt dar koks 1,5 alaus ir bulvės bus jau iš esmės iškepusios. Baigė kepti šoninę, išrenkam aliejuką, pilam į keptuvę, kad turėtume ant ko kepti voveraitės. Va šiek tiek aliejuko. Ir pilame švarias,
Bet nepamirštame prieš tai sudruskytę, palaikytas vandenį voveraitis. Kas dabar nutiks? Dabar voveraitis išleis savo skystį ir mes tą skystį pagarinsim. Luna! Ateik čia! Luna! Voveraitis išleis savo skystį. Skystis, kada išgaruoja, tada dedame atgal. Tai susitiksime to momentu, kada galėsime atgal dėti šoninę kartu su svogūnais į voveraitis. Kaip ir sakėm, kaupiame skystis. Pažiūrėkit atidžiau, matot, toks rudas skystis. Rudas nuo voveraičių rudumo. Ne nuo to, kad jų nenuplovėm, bet jau kvapas. Tiesiog Dzūkijos miškų gaiva. Taigi, jeigu pirkot voveraičių už 8 eurus ir jums netelpa į keptuvę Dekatloną už 8 eurus, tai galima dėti Dekatlono puodą už 6 eurus. Šiek tiek pašildžius, kad tas aliejukas subėgtų. Matot, kaip skystis bėga. Ir perdedam į šitą puodą. Ir jau gamybą tęsim puodę. Keptuvę galim padėti, galim išplauti. Ir gamyba tęsiama šitam puodė, o čia taip viskas neblogai atrodo, o kvapas tikrai nuostabus. Pažiūrim, kaip čia sekasi, pradeda mūsų virti. Žiūrėk, kiek skysčių išsiskyrė. Skystis išsiskyręs, pradeda garuoti. Tikrai labai neblogai. Ir manau, kad liko kokies, nežinau, trečdalis alaus, kol bus čia pabaigta. O einam, pažiūrėsim kaip bulvės. Nu, bulvės labai klasiškai. Iš tikrųjų, manau, kad jūs tas geriausiai pakomentuotų, kaip bulvėm sekasi. Bulvėm labai sekasi gerai, nes laužas yra suformuotas kvadratu. Šitą galima čiučiut patraukti, kad nebūtų per daug kaitros, nes nenorim, kad sudegtų bulvės. Ir jo, čia jau į pabaigą, čia jau vienas alaus ir viskas. Kol čia į pabaigą eina šitas jau garavimas, Justas eina traukti bulvių. Bulvytė, žinokit, tobulai, žiūrėkit, nes žmogus mas, kad programuotojas su AI jum, tai jam ten pirštų visai negaila. Reikia peiliuką, ne, šit. Yra pratinga, pasim peiliuką. Pažiūrėjom dar kartą, kaip čia garuoja. O žinokit, kvapas? Klasika. Žiūrėkit, kai persmengi su peiliu, tai iš tikrųjų visiškai nekaršta rankom. Čia folija tokia savybė turi, žinokit. Kai persmengi su peiliu, tai visiškai nėra karščio. Paskutinė bulvytė. Ir jau judėsime link pagrindinio patiekalo gaminimo. Matome, voveraičių vanduo išgaravo. Išgaravo mūsų ir alus, žinokit, perėjom ant blanšą. Blanšas geriausia, ką Prancūzija davė Lietuvai. Taigi, pilame atgal svogūnus kartu su šoninė ir uždėsime viršus grietinėlės. Ir ta grietinėlė, jinai turi troškintis apie 10 minučių. Po 10 minučių turėtume gauti galutinį patiekalą. Tuo tarpu praėjo tai, kas turėjo praeiti, ir turime ir bulves. Bulves pakeitė rasę, bet nuo to visiškai nepakeitė skonio. Gerai, esminis komponentas – lietuviška, skani, saldi grietinėlė. Nėra namų be grietinėlės. Nepagailim. Ir truputį lelio. Nepamiršta pipiriukų druskytės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir pipiriukai, manau, kokie 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kaip sakoma, visada galima apipirinti lėkštę, o jau išimti iš patiekalo neišimsi. Tai nepadauginkit. Taigi viskas, 10 minučių pasitroškino mūsų troškinys ir dedame krapus. Krapus pjaustame stambiai, nes irgi krapai yra toks lietuvių patiekalas, kuris gali pjaustyti stambiai gamtoje. Viską išmaišome ir dėsime patiekalą ant bulvių. Tai kitam kadre susitiksim, kaip pilasi patiekalas tiesiai ant bulvyčių. Taigi pasidarė mūsų patiekaliukas, matot krapus, matot grietinėlį ir matot, žinoma, voveraites, kurios yra pagrindinis šio vakaro rėmėjas. Ir yra du pat šito patiekalo patekimo būdai.
Tai kaip žinia, yra dviejų tipo žmonės. Vieni mėgsta valgyti ant viršaus, kiti mėgsta valgyti šalia. Tai va taip ir patieksime. Pirmiausia, patieksime šalia. Žiūrim. 1, 2. Kiek man šaukštų reikia? Daug šaukštų reikia, ilgai gaminam. Ir šiaip šitas patiekalas iš tikrųjų valgosi stipriai. Ta prasme, reikia pariebinti tas bulves ir reikia daug šaukštų įsidėti. Tol, kol telpa dedam. Na, kitas tas variantas, kaip sakant, ant viršaus. Tai ant viršaus dedasi tiesiog, va taip, va, dedi, galima pilti, jeigu pasitikit savo jėgom ir tikrai ne vieną šaukštą galima sudėti. Ir galima iš tikrųjų šitą patiekalą valgyti daug, ypač vakare prieš miegą. Iš tikrųjų, esam girdėję, kad dzūkams tai suteikia tokių miego galių. Nepavalgęs voveraičių, rugpjūčio mėnesį dzūkas gali ir neužmigti iš tikrųjų. Tai va. Tai skanaus. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad buvot. Su jumis buvo Kipras ir... Justas. Neišjungiau. Justas. Ir kažkur Luna. Luna. Ateik. Va. Ir Luna. Iki.